švęsite pergalę? Ne, nešvęsim, nėra laiko, rytoj jau treniruotę treneris padarė vakare, tai gerai pailsėt, prisimingos, kad rytoj jau nedalyvaujam, bet teko žaisti. Rimtesnį klausimą, Dariušui šiandien ar viskas pavyko? Nu, be abejo, ne viską. Nebūna, kad viską pavyksta. Taip, nebūna idealių, būna tik tai prie idealo ir būna labai blogų, taip toliau. Bet šiandien daug buvo brokų iš tikrųjų, bet labai mums padėjo, kad mes agresyviai gynėmės ir taip mums atnešė vaisių. Labai paties norėjau paklausyti, Dariušai, koks jausmas, kai jau lygos rungtynėse brolis keičia brolį? Labai geras, labai pasiilgęs to jausmo ir labai džiaugiuosi, kaip taip yra. Ypač Lietuvoje ir Žalgirio komandai. Ar konkuruojat su broliu, kas geriau pasirodys, palaikot viens kitą, kaip vyksta komunikacija? Be abejo, nekonkuruojam. Mes žinom, kad mes, ką mes verti, ką mes galim padaryti. Ir treneris labai gerai rotaciją daro, jisai duoda visiems. Jisai duoda, kad mes agresyviai giname, daug jėgų atidodam gynybai. Todėl, kad treneris laiku labai keičia. Jūs nepastebėsit nei vieną žaidėją, kuris gali žaisti 20 minučių iš eilės, nes nekalbu apie 30-35. Todėl, kad paprasčios tokį tempą neatlaikytų žaidėjai. Šiandien Žalgirio fanai sukūrė visai neblogą pirtelę, kažką panašaus turėtumėte atspirti iš senos geros galės. Kaip jaučiatės? Čia kažkas nuostabaus. Aš, kai pastatė tą Žalgirio areną, aš negalvoju, kad tokia darys atmosfera. Tikrai, aš galvoju, bus daug žymiai blogiau negu buvo halė. Bet aš nustebau jau kelis varžybą, kad iš tikrųjų Kaunas yra Kaunas ir Lietuvos žmonės myli krepšinį, ypač palaiko Žalgirį, tai super. Aš labai džiaugiuosi ir aš nustebęs.